Šiandien yra neeilinė diena, yra pirmojo Lietuvos lyginamosios literatūros asociacijos premijos laureato profesoriaus Kęstučio Nastopkos gimtadienis ir dėja jo nėra su mumis. Jisai pernai iškeliavo į amžinybę ir kartu šiandien yra neeilinė diena, nes galime pristatyti antrąją asociacijos premijos laureatę, profesorę daktarę Aušrą Jurgutienę, ir kuri perskaitys savo paskaitą apie XIX amžiaus Europos lyginamąją literatūrą ir jos ištakas Lietuvoje. Tai ilgai neužtrukdamas pereinu prie paskaitos. Gerai, ačiū Manfredai. Paskaita bus tokia juokingai tradicinė, nes aš ją skaitysiu be skaidrių. XIX amžiaus istoriją nerodysiu vaizdais. Gal būtų buvę įdomu senesnės knygas ir pamatyti. Jų pilnas internetas, žinoma, yra, bet man kažkaip greitai nepavyko jų nukopijuoti, taip kad atsiprašau už tokį tradicinę formą skaitymą. Taigi, kažkaip porą įžanginių dalykų. Jau ne vieneri metai, taip vis lyginamosios literatūros istorijos temą analizuoju, rašinėju, lyg ir kažkas, lyg ir 20 amžiaus lyginamosios literatūros istorija dėliojasi. Ir dabar, man kilo klausimas, vis tiek toje istorija pilna vadinamųjų pilkų ar dėmių. Ir man kilo klausimas, vis dėlto tas XIX amžius, kaip jis atrodo Lietuvoje. XIX amžiaus Europoje lyginamoji literatūra pradeda formuotis, tikrai taip, bet kiek jie ateina į Lietuvą, kiek mes galim ją rasti arba išrasti Lietuvoje, toks buvo iššūkis. Ir į tą pilką zoną kažkaip man ir norėjosi pasižiūrėti. Medžiaga jums bus visiškai visa žinoma, tik sudėliota kitaip. Ar tas sudėliojimas kitaip įtikina, ar kokių čia klausimų kyla, tai labai būtų įdomu ir paskui išgirsti iš jūsų. Dabar jau pradėsiu skaityti. Lyginamai literatūrai XIX amžiuje atsirasti buvo svarbus tuo metu Europoje suklestėjęs liberalizmas, pozityvizmas ir romantizmas. Liberali ideologija ir romantinė grožinė literatūra iškėlė laisvo žmogaus laisvoje tautoje idėją, tautinio sąmoningumo reikšmę ir su tuo tautinių kultūrų ryšių ir jų visuotinumo perspektyvą. Pozityvizmas paskatino nuo estetikos problemų pereiti prie konkrečių istorinių faktų, archyvų, autoriaus biografijos ir genetinių literatūros ir meno tyrimų. Romantikai iš apšvietos perėmė kritiką tradicinės visuomenės griežtiems luominiai struktūrai, o su jie ir dvarų kultūroje įsitvirtinusiom klasicistinėm estetikos taisyklėm, kūrybos idealu vietoje antikinės iškėlė tautinę liaudies kūrybą, tautinių dainų, epų ir pasakų grožį. Romantizme išplitusi tautos dvasios sąvoka reiškė ne ką kitą kaip atskiros tautos nariams ir socialiniams sluoksniams bendrą kalbą ir kultūrą, kuri neatskiriama nuo pasaulinės ir nuo rašytojo individualybės arba dvasios. Europos aristokratinė literatūra, dažniausiai kurta kita kalba, senoji aristokratinė literatūra, transformavosi į tautinę kalbą, suprantamą visiems jos nariams.
Tautinės tapatybės sąvoka įtvirtinta XIX amžiaus lyginamuosiuose istoriniuose tyrimuose dar nebuvo paliesta jokių didesnių abejonių. Būtent romantikai, anot Žako Derida, pradėjo šiuolaikinės literatūros istoriją, kuri ateina iki mūsų dienų. Mokslo ir technikos pažanga, lydima pozityvizmo ideologijos, paskatino tautos istorijos ir tautinės literatūros istorijos tyrimus. Kas mums žinoma? Visiems Europos universitetams buvusią bendrą universalų klasikinės filologijos modelį pakeitė XIX amžiuje tautinių literatūrų istorinis modelis. Hegelio idealistinės istorijos filosofijoje buvo teigiama, kad istorijos raida reiškia vis didėjantį pasaulio dvasios pažinimą, kuri dialektiškai išauga iš tautinės ir subjektyvios dvasios sintezės. Na ir konkrečiai tai atrodytų literatūroje taip, kad pavyzdžiui, Getės Faustas atrodė ir labai originalus, ir iš vokiečių padavimų kilęs tautinių, ir drauge daugeliui pasaulio žmonių labai artimas kūrinys. Kūrinys suvoktas ir kaip originalus, ir kaip kitų kūrinių įtakotas, nes viskas literatūroje ir pasaulyje yra organiškai susiję. Visą tai skatino mokytis kitų kalbų ir intensyvinti geriausių kūrinių vertimus. Žodžiu, tautinės, vėliau esu pasižymėjusi. Pavyzdžiui, Getė ir jo amžininkai savo kūrybos įkvėpimo sėmėsi, kaip gerai žinom, iš antikinės, iš krikščioniškos, folklorinės, iš rytų literatūrų, daugybės tų šaltinių. Ir todėl jis ne veltui pradėdamas tą konceptą pasaulinės literatūros ir rašė, kad būtent toj pasauliniai literatūroje, nacionalinės literatūros organiškai sudarys žmogiškojo bendrumo sintezę, kurioje bus galutinai atskleista arba kuo pilniau atskleista, negalime gal galutinai, žmogaus prigimtis. Literatūrinių sąveikų plėtra arba nesibaigiantis dalinimosi literatūra procesas yra svarbiausias lyginamųjų tyrimų šaltinis ir impulsas. Įsidėmėtina yra tai, kad originalios tautinės ir pasaulio literatūros koncepcijos ir lyginamoji literatūra atsirado panašių istorinių metų ir viena be kitos negali būti paaiškintos. Lyginamoji literatūrologija kūrėsi kaip neišvengiamas mediatorius tarp tautinės ir pasaulio literatūrų, paskatindama literatūrinių ryšių tyrimus, platesnį ne lotynų, bet tautinių kalbų mokymasi ir literatūros vertimų sklaidą. Jos tikslas buvo trejopas. Pirmas, tautinę literatūrą pristatyti pasauliui per jam suprantamų palyginimų tinklą. Tai pavyzdžiui, Liudvikas Rėza savo straipsniuose apie dainas ir poemą, Donelaičio poemą metai savo straipsniuose juos pristatė vokiškai publikai. Vėliau dar grįžimės prie Rėzos. O per tautinės literatūros prizmę pradėti geriau sucentruoti ir pažinti pasaulio literatūrą nacionaliniam skaitytojui. Ir taip darė Kymantaitė Čiurlionienė, pavyzdžiui, knygoje Lietuvoje, kai modernizmą arba dar tiksliau simbolizmą pristatė kaip artimiausią savo mistiką lietuviškai dvasiai. Ir trečias dalykas, tai lyginimo principų su kitais, siekti geriau pažinti save ir kitų kultūrinę įvairovę. Lyginamai literatūrai priklauso rašytojai, kurių biografijos priklauso kelioms literatūroms visų pirma, kurie išgyvena migraciją, taip pat priklauso jai visokie įvairūs įsivaizdavimai apie kaimynines ir tolimesnes šalis, žmonės, jų literatūras, įvairių mitų recepcijų įvairovė. O lyginamosios literatūros kompetencija baigėsi ten, kur prapuola ryšys tekstų tarp tekstų.
tarp teksto ir rašytojo ar skaitytojo, tarp keliautojo ir vietos. Lyginamoji literatūra radosi kaip kitų XIX amžiaus suklestėjusių lyginamųjų mokslų irgi tokia, giminaitė, tai mes tą žinome. Bet man šitoje vietoje įdomiausias vis dėlto yra mūsų istoriko Vinco Maciūno pastebėjimas, kad daugiausiai ją Lietuvoje įkvėpė vis dėlto vokiečių lyginamosios kalbotyros pasiekimai. Buvo po Šleicherio Neselmano darbai, kada lietuvių kalba, kaip artimiausia indoeuropiečių prokalbiai, buvo įtraukta į svarbiausius jų tyrimus. Analogiškai, žanriniai ir stilistiniai tipologiniai bendrumai ar tam tikrų motyvų ir siužetų pasikartojimai tautinių literatūrų lyginimų suteikia taip pat sisteminį pagrindą. Lyginamieji, o to sisteminio pagrindo, aišku, XIX amžiaus lyginamoji literatūra ir XX ieškojo. Lyginamieji Europos, jų tarpe ir lietuvių literatūros tyrimai iš pradžių daugiausia metodologiškai formavosi kaip tautinių literatūrų istorinis priedėlis, rišantis ją su pasaulio literatūros reiškiniais. Istorijose buvo aprašoma aplinkos poveikis literatūrai ar rašytojo asmenybės brandai. Aptarinėjo istorijos klasicistinės ir romantinės ir realistinės kūrybos skirtumus. Na ir XIX amžiaus žymiausios istorijos, tik tai Suminio, Ipolito Teno, Vilhelmo Šererio ar Gustavo Lansono, tai pat juose jau galima rasti tokių tam tikrų pradmenų. Bet iš visų istorijų be abejo išsiskyrė XIX amžiaus pabaigoje danų profesoriaus Georgo Brandeso knyga svarbiausios XIX amžiaus literatūros srovės. Šioje knygoje jisai parodė literatūros knygoje, net jis išleido tą knygą 6 tomais visų pirma ir ten daugybę temų palietė, bet viena iš svarbiausių yra lyginamai literatūrai svarbi. Tai jis parodė literatūros istorinį judėjimą nuo romantizmo prie realizmo, naturalizmo ir analizavo priežastis, kurios tą judėjimą suformavo. Savo darbu jis siekė danų literatūrą išvesti iš provincializmo ir kultūrinės izoliacijos, darydamas didelį poveikį Henrikui Ibsenui, Augustui Strindbergui ir kitiems skandinavų rašytojams. Žodžiu, literatūros istorijos tyrimai XIX amžiuje ar netgi tokie lyginamieji tyrimai buvo labai arti vertimų literatūros ir pačių rašytojų kūrybos. Vieni kitus veikė, nebejotinai. Kitų Europos lyginamosios literatūros pradininkų, tai vienas iš jų ir yra Brandesas, ant kitų, tai žinoma, laikomas yra prancūzų literatūrologas Žanas Žakas Amperas, 830 metais Prancūzijoje pradėjęs skaityti lyginamosios literatūros kursą. Ir šiaip jis išleidęs yra nemažai knygų, pats keliavo po šiaurės Europą, aprašinėjo, vertė vokiečių poeziją, epus, skandinavų aprašinėjo poeziją ir epus. Žodžiu, vėlgi tarpininkavo literatūrų ryšiams atsirandusiems to laiko Europoje. Įdomu tai, kad jis taip pat tyrinėjo kelionių literatūrą ir lyginimus pritaikė jai, aiškindamasis, kaip autoriaus aplankytos vietovės įeina į jo kūrinius. Kiek jis juos atspindi ar kopijuoja, o ką naujo joms ten suteikia. Žodžiu, toks interesas.
Na ir po to jau XIX amžiaus pabaigoje jau matom jau taip išsigryninant stipriai šitą lyginamąją literatūros kryptį. 886 metais, imu duomenys, čia pirmus du iš Kubiliaus knygos, 86 Ženevos universitete pradedamas skaityti lyginamasis literatūros kursas. Tais pačiais metais 1886 išeina komparatyvistinis Vokietijoje žurnalas, o 1900 metais Paryžiuje pirma komparatyvistų konferencija, o 921 pradėtas leistis prancūziškas komparatyvistinis žurnalas. Tai jau užlendam į 20 amžių. Truputėlį čia ta riba nebus labai griežta tarp amžių, dėl suprantamų dalykų negalima peiliu nupjauti 19-20. Bet ribų laikysimės. Dabar besiformuojančioje, ypač prancūzų lyginamosios literatūros mokykloje, kuri buvo viena iš stipriausių Europoje, dominavo įtakų ir mentalitetų tyrimas. Tai nebuvo, bet noriu atkreipti dėmesį tik tai. Čia paprastas dalykas, bet vis tiek noriu atkreipti dėmesį. Kad apskritai nebuvo literatūros interpretacijose naujas dalykas įtakų tyrimai. Juk ir ankstesniais istoriniais laikais buvo sekama antikinių rašytojų ir kūrinių pavyzdžiais, pripažįstant ir didžiuojantis jų sekimais. Tam užtenka prisiminti Boileau ar Sarbievijaus poetikas. Bet išpuoselėtų antikinių kūrinių sekimai ne nuo 19, jau nuo 18 amžiaus buvo pasukti kita kryptimi, o 19 jau su visais universitetų literatūros katedrom ypatingų greičių pasukti kita kryptimi. Nuo nepajudamų antikinės literatūros statuso vertikalės prie naujausios tautinės Europos literatūros horizontalės. Ir tyrinėjami šitos įtakos jau naujausios literatūros, įtakos naujausioje tautinėje literatūroje. Taigi, XIX amžiaus lyginamoji literatūra radosi kaip nacionalinės kalbos peržengimas ir dviejų skirtingų modernių Europos literatūrų ar jų didžiųjų rašytojų lyginimas, ieškant tarp skirtumų panašumų. Vis dėlto lyginamojoje literatūroje, kaip jūs ir daugelis, kas domisi labiau ir žinote, bet noriu vis tiek suminėti, nes tai atsirado ir klaidingas literatūros įtakų tyrimo modelis, kuris vėliau, tas įtakų modelis, matyt, labiausiai ėmė dominuoti pasaulinės literatūros kanono sąraše. Bet jo pradžia yra čia dar, XIX amžiuje, kai buvo pabrėžiamas tas siuntėjas, ar jame siuntėjas kaip tėvas, labai genijus, aukštai edukuotas rašytojas ir priėmėjas Y, tai kaip vaikas ar barbaras, ir jau jie priima tą siunčiamą genijaus literatūrą ir ją seka. Tai toks hierarchinis santykis įtakų. Ir juo demonstruojant, kokį šviečiamąjį poveikį kitoms mažesnėms šalims, vaikams daro didžiųjų tautų autoriai. Ir nereikia toli ieškoti. Mes iš tokio modelio išėjome. Didžioji rusų literatūra savo zonoje ir buvo didžioji dėl to, nes jie, reiškia, visą laiką gaivino visas kitas tokias nelaimingas mažas literatūras. Tai mūsų patirtis šitas ydingas įtakų modelis yra pakankamai stiprus. Pirmas tokio modelio, vienas iš pirmųjų kritikų yra Andrė Židas, rašytojas, prancūzų rašytojas Andrė Židas.
Tai galima rasti visko dabar, kadangi internete galima rasti, tai ir jo paskaitos vertimą. Jis paskaitęs paskaitą yra 1900 metais apie įtaką literatūroje. Ir jis teigė, kad įtaka literatūroje nieko nesukuria. Ji tik pažadina. Ji veikia per panašumą ir tai yra skaitančiojo vidinis veidrodis arba iš naujo atrasta giminystė su aprašomais dalykais. Be to įtakos literatūroje gali būti ir skirtingai sutinkamos ir noriai, aistringai laukiamos. Ir kaip Židas ten duoda pavyzdį, Getės biografija, tai jo galima parašyti kaip jo išgyventų įtakų istoriją. Bet gali įtakos būti ir kitokios, jos ateiti kaip mada su kokiu genijum ar su kokia srove literatūrinė ir būti nepriimtinos. Tai čia mes irgi turim daug pavyzdžių. Ir kai komparatyvistikoje pradėta akcentuoti priėmėjų, labiau priėmėjų, o ne siuntėjo vaidmuo, galima matyti, susiformavo lyginamieji kūrinio recepcijos tyrimai. Kūrinio recepcijos tyrimai, pavyzdžiui, kaip Ruso skaitomas Anglijoje ir kaip jo skaitymas Anglijoje skiriasi nuo to, kaip jis perskaitomas savo šalyje Prancūzijoje. Tokių daugybė, arba kaip Getė skaitomas įvairiose literatūrose. Tai daugybė tyrimų. Tai čia būtų tokia vienas blokas lyginamosios literatūros, didžiųjų literatūrų. Bet noriu atkreipdėmėsi, daugelis iš jūsų ir žinote, kad XIX amžiaus antroje pusėje centrinėje ir rytų Europoje prasidėjus tautiniam atgimimui, lyginamoji literatūra įgavo ir naujų politinių impulsų iš periferijų, išreiškiančių mažųjų tautų ir literatūrų interesus. Ir čia kaip daugiausia tam nusipelnę yra cituojami du žmonės. Noriu truputėlį prie jų sustoti, dvi asmenybės. Tai vengrų komparatyvistas Hugo Malcas, redaktorius pirmojo tarptautinio daugiakalbio lyginamojo literatūros žurnalo Acta Comparationis Literarum Universarum. Jisai, bet irgi internete galime daugiau apie tą žurnalą surasti žinių, tai truputėlį keletą tokių žinių noriu jums pasakyti, kurie tokios įdomesnės lyg būtų šitam žurnale. Tai jisai aiškino, kad lygino mažasias literatūras ir Europos kalbas su nykstančioms kaip botanikas. Lyginamieji mokslai iš botanikos, tai čia jau žodžiu, kaip botanikas su nykstančiomis augalų rūšimis, kurias būtina išsaugoti. Ir jo noriu pacituoti, tokie labai stiprų žodžiai yra, kokie lyginamosios literatūros tikslai, jis ten rašo. Ir mūsų šūkis yra tautybė, dabar jau cituoju, tautybė kaip žmonių individualybė turi būti laikoma šventa ir neliečiama. Todėl tauta, kad ir kokia ji būtų politiškai nereikšminga, lyginamosios literatūros požiūrį yra ir išliks tokia pat svarbi, kaip ir didžiausia tauta. Citatos pabaiga. Malcas planavo kūrinius publikuoti 10 kalbų, iš jų sąrašo, kas įdomu, buvo išbraukta rusų kalba. Jo, taip nubaudžiant Rusiją dėl jos imperinės agresijos ir cenzūros kolonizuotoms mažoms literatūroms. Šau, 19 amžiaus pabaiga, nelabai kas keičiasi. Bet deklaruotas žurnalo poliglotizmas praktiškai buvo ribotas ir sunkiai pasiekiamas. Ir daugiausia straipsniai buvo publikuojami vokiečių ir vengrų kalbomis, trupučiuką prancūzų, italų ir nebuvo nė vieno tekstų lenkų kalba.
tai gal ir nelabai turėjo šitas Melso žurnalas tiesioginio poveikio Lenkijai ir Lietuvai, bet reikia tirti, ką gali žinot, pilna čia to istorijoje ir paslapčių. Bet prie rytų Europos tautų pavasario, prie bendro tautų atgimimo, su tokiais teiginiais neabejotinai prisidėjo. Panašių aspiracijų turėjo kitas žmogus, airis Hutchinas Posnetas, kuris parašė anglų kalba pirmą komparatyvinės literatūros knygą. Ten ta knyga yra skirta irgi įvairiom temom, jis aptarė lyginamosios literatūros ir metodą, ir tautinės literatūras, ir pasaulio literatūrą. Viskas šitoje komparatyvinėje knygoje gražiai, taip sudėstyta yra kartu, kaip neatskiriami dalykai. O žinoma, jau jam tas labiausia tai vėlgi gynė mažųjų tautų tą tokį buvimą pasaulyje tautų ir literatūrų. Ir buvo tas jo komparatyvizmas nukreiptas be abejo jau prieš Britanijos imperinio kosmopolitizmo pavojų. Jis Britaniją lygino su Romos valstybės pavojumi Europos tautoms, kurios galėjo kurti, kaip jis rašo, žodinę kūrybą, o ne rašytinę. Romos imperijoje viskas lotynų kalba, o čia kitur tautoms. Bet tas jau istorinis lygmuo kitas. Nors Posneto minėta knyga, komparatyvinė literatūra ir Melco žurnalas nesukėlė tokio labai jau didelio skaitytojo susidomėjimo, kaip buvo tikėtasi, bet iki šiandien, manau, yra patrauklų savo pastangomis atkreipti dėmesį į mažųjų tautų kūrybą. Net jų nesėkmės mums taip pat duoda naudingų pamokų, kantriai tęsti jų pradėtus pasakojimus apie mažąsias literatūras. Nes matome, kad dalis lyginamųjų literatūrų įtakų tyrimų tapo ne tik tautinės savimonės stiprinimu, bet ir tautų vienijimo ir imperinių ambicijų realizavimo įrankiais. Ir čia galima, sakau, kaip jau minėjau, prieiti prie pasaulio literatūros kanono, kuriame dominuoja vis dėlto didžiosios literatūros ir rašytojai, ir kuris daugelio teoretikų, ten Morečio ir daugelio kitų įžymybių buvo ir yra kritikuojamas pasaulio kanonuose su didžiųjų literatūrų dominantėmis. Norėčiau atkreipti dėmesį į tokią 2008 metais išleistą knygą Matso Rosentalo Matsas Thompsonas. Angliškai jį vadinasi taip, Making World Literature. Manau, kad kuris čia jaunimas ir žino, cituoja. Making World Literature, International Canonization and Translation Literatures. Lietuviškai pasaulio literatūros žemėlapio sudarymas, sakykime taip. Ir ten įdomu, kad jis teigia šitoje knygoje, kad periferinė komparatyvistika į pasaulinės literatūros lauką yra vis daugiau įtraukiama dėl šiandienos madingo dėmesio periferiniams reiškiniams. Apskritai, toj knygoje yra labai daug tokių įdomių dalykų ir įžvalgų. Ir manau, kad mūsų mažųjų literatūrų lyginamiesiems tyrimams jisai suteikia didelį postūmį ir nusipelno nemažo dėmesio šitą knygą. Na gerai, tai tiek. O kaip dabar tam visam fone centrinės komparatyvistikos, periferinės komparatyvistikos, Europos, kaip čia dabar lietuvių literatūros kritika atrodo? Kaip jie atrodo? Atsakymas tam ganėtinai paradoksalus. Aš stengiausi taip, kad būtent taip jį pasukti.
norisi matyti. Nuolat teigiant, kad istorinė Lietuva LDK liko praeityje, lenkų kalba aprašant tos Lietuvos didybę ir jos dainas verčiant į vokiečių kalbą, ji šiame amžiuje buvo prikelta naujam gyvenimui. 18 nepriklausomybė. Abiejų tautų respublika pasidalinus Austrijai, Prūsijai ir Rusijai XIX amžiuje Lietuvos geopolitinė padėtis buvo ypatingai bloga. Jos didžiausia dalis buvo okupuota Rusijos, o kita mažesnė jau nuo 15 amžiaus priklausė Prūsijai. Kadangi Rusijos okupuotoje Lietuvoje buvo uždarytas 32 universitetas, paskui 64 spaudos draudimo įstatymas, galima kalbėti apie didžiausią kontrastą su to laiko Europoje prasidėjusiais lyginamaisiais tyrimais. Bet vis dėlto fiksuoti ir tam tikras jų ištakas susiformavusias 3 kultūrinių ryšių zonose. Dabar pirma ta ryšių zona, Prūsijai priklausiusi Lietuvos dalis, buvo glaudžiai susijusi su vokiečių protestantizmo, romantizmo ir, svarbiausia, filologijos kontekstu. Vokiečių filologų Lesingo, Herderio, Humboldto paveiktas Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza išleido pirmą lietuvių liaudies dainų rinkinį ir parašė jam straipsnį vokiečių kalba ir su tokia išvada. Cituoju, nežinau. Jei tauta žūna, dažnai ji dar gyvena toliau savo dainuose ir kitoje folklorinėje kūryboje. Tai Ruso sukurtas kilnaus laukinio mitas veikė vokiečius ir aišku veikė Liudviką Rėzą. Ir jis čia iš tiesų savo dainose ir savo straipsnyje, sekdamas to Ruso tokiam idėjom, rusoistinėm, labai iškėlė tą moralinio skaistumo, diminutyvinio švelnumo tautinės liaudies dainas. Ir kaip gerai visi mes žinom, jis išverčia ir Donelaičio metus į vokiečių kalbą ir palydi jį straipsnių. Ir tas straipsnis jo yra įdomus, lyginamosios literatūros požiūriu, mano galva. Jis savo straipsnyje poemą gyrė ne tik kaip originalų, tautišką ir klasišką veikalą. Tai rodinėdamasis, kaip įprasta, pradeda nuo tai, kad poema klasiška, klasikinės literatūros, lygina su Vergilijaus Georgikomis, Horacijumi, sieja su idilė žanrus, hegzametrą, mimetinį kūrybos principą išvardyja taip. Bet čia svarbu yra tai vis dėlto, kad jisai poemą vadina liaudišką, tautišką, ir lygina su naujausia amžininkų literatūra. Džeimso Thompsono, Jonatano Voso, Getės kūriniais. Taip Rėza savo pirmuoju Donelaičio poemos metai vertimu į vokiečių kalbą ir jos aptarimu ją įrašo į pasaulio literatūrą. Rėzos išverstomis 2 lietuvių ir vokiečių kalbom išverleistomis dainomis ir metais susidomėję Getė ir kiti vokiečių mokslininkai padėjo dar labiau joms įsitvirtinti pasaulinės literatūros kontekste. Tai čia trupučiuką trumpinu, kad neišsiplėšiu. Taigi, tas o toliau, reiškia, tie ryšiai Rėzo su vokiečių literatūra ir literatais, jie toliau davė impulsą ir buvo jie ne tik tai tokie vienpusiški, bet ir abipusiai. Ir jie toliau turėjo tęsinį Igno Skrupskelio disertacijoje ir tyrime Lietuviai 18 amžiaus vokiečių literatūroje, kaip lietuviai, ką jie veikė vokiečių literatūroje, ir paskui įdomus yra Tyruolio Šešplaukio
tyrimas irgi lyginamasis Lietuva pasaulinėje literatūroje, kur didžiausias dėmesys irgi kreipiamas, kaip lietuvių dainos ar istoriniai motyvai kokie kartojos ir buvo pamėgti vokiečių poetų, vokiečių romantikų. Taigi lietuvių lyginamosios literatūrologijos pradmenys, kaip nesunku suprasti, atsiranda tada ir ten, kur atsirado aktyvus tarpininkas tarp savo ir kitų kultūrų, kur suintensyvėjo skirtingų kultūrų kontaktai, vertimai ir abipusiai mainai. Prasidėjusioje lietuvių ir vokiečių kultūrų komunikacijoje komparatyvistikos terminais komparatyvistikos terminas regis dar nefunkcionavo. O ką žinau, dar reikia irgi tyrti, pavyzdžiui, aš sakau, regis. Bet man įdomu, ar jo nebuvo. Bet regis. Bet nepaisant to, jeigu ir jo nebuvo, Rėzos straipsniai pridėti prie jo išverstų dainų ir poemos metai rodo jį priartėjusi prie naujojo prancūzų lyginamojo mokslo. Todėl tipologiškai galima kalbėti apie jo ištakas. Kita lyginamąją literatūroje palanki aplinka susiformavo, savaime aišku, lenkų ir lietuvių kultūrų sankirtoje. Čia nieko nepasakysiu naujo, 19 amžiaus pradžios Vilniaus universitete. Vilniaus romantizmo mokykla, Mickevičiaus slavų literatūros paskaitose dar vadinta lietuviška mokykla, bajoriškos unijinės ideologijos ir dviejų kultūrų reiškinys, išskirtinį tuo, kad vienijo rašytojus, rašiusius lenkiškai, bet save kildinusios iš LDK ir rašiusios apie Lietuvą, lenkiškai rašiusios apie Lietuvos praeitį. Rėzos išleistos knygos ir vokiečių filologų sukurta lietuvių kilmės iš Indijos teorija netruko paplisti ir Vilniaus romantikų mokykloje ir skatino jos domėtis praeitimi, folkloru. Ir aš čia, ką parašius trupučiuką, irgi praleidžiu ir suglaudžiu. Šitie faktai apie Vilniaus universitetą yra pakankamai žinomi, nenoriu kartotis. Bet tik tai noriu tokią jau, be platesnės argumentacijos pasakyti, kad išvada, kad matyti irgi galima kalbėti apie jų darbus romantizmo aplinkoje, lenkiškai parašyti pasakojimai apie Lietuvos istoriją ir folklorą ir dainų vertimai į lenkų kalbą iš Rėzos dainyno ir citavimai tų dainų, irgi jau rodytų tam tikras atsiradusias lyginamasias ištakas literatūros. Dabar kitas toks rimtesnis dar šalia dalykas argumentų. Lenkų tyrinėtojas Tomašas Belčevskis straipsnyje Lyginamoji literatūra, literatūros teorijų gimimas Lenkijoje nurodo 2 Lenkų lyginamosios literatūros pradininkus. Ir vienas iš jų, aišku, Mickevičius. Iš Rusijos priverstas emigruoti į Paryžių, kuriame telkėsi nemaža kolonizuotos Respublikos diaspora. Jau niekam nenaujiena, kad Mickevičius apie vokiečių lyginamosios kalbotyros idėją žinojo ir jomis naudojosi savo emigracinėse paskaitose Collège de France, norėdamas pabrėžti archaiškos lietuvių kalbos vertingumą ir savo tėvynės išskirtinumą. Kenčiančios nelaisvėje Lenkijos kultūrą jis traktavo kaip vakarų ir rytų kultūrų sintezės tobulybę ir numatė jai misiją būti Europos šalių išganytoja. Daug kentėjusi Lenkija išganys Europos šalis. Savo nepaprastą rytų ir vakarų kultūros sintezą. Tai ir Mickevičiaus tėvynė dvilypė, dabarties laikė Lenkija, atsisukus praeitin, Lietuvos senovės stebuklas.
Tačiau įdomu tai, kad vieną savo paskaitą, vat jau remiuosi Tomašu Belčevskiu, vieną savo tą emigracinę paskaitą jis paskyrė prancūzų sukurtai lyginamosios literatūros naujovei, siūlančiai naują būdą, kaip kalbėti apie literatūrą ir jos istoriją. Dabar mažutė citata iš tos paskaitos. Mickevičiaus prancūzai sukūrė lyginamąją literatūrą ir tokiu būdu praplėtė regėjimo lauką, pristatydami naujiems lyginimams šiuolaikinę literatūrą. Citatos paskaita. Tai vat ir toks nedidelis čia toks jau ir mandrumas. Reiškia, tai minėjau ką pradžioje, kad svarbu yra, kad pradedama lygyti tos naujosios literatūros, tautinės literatūros randasi, jos formuojasi labai stipriai XIX amžiuje ir jos čia pat lyginamos. Ir tai duoda naujus tuos suvokimus. Mickevičiui kaip nuo klasicizmo nutolusiam romantikui, nauja prancūzų lyginamoji literatūra buvo svarbi būtent tuo, kad skirta naujausiai tautiniai literatūrai ir jos ryšiams. Be to, jie tampa artima jam ir kaip emigrantui, turinčiam prisitaikyti prie naujų kultūrinių sąlygų, rūpinti savo kūrinių vertimais. Vėliau ypatingai glaudžius emigrantų, rašytojų ir lyginamųjų su lyginamąja literatūra ryšius, daug kas aprašęs yra komparatyvistikoje ir šalia mūsų sėdinti Laura Laurušaitė taip pat. Mickevičiui ir prieš emigraciją lyginamoji literatūra galėjo būti žinoma. Tai rodytų tai, kad kitas lenkų lyginamosios literatūros pradininkas Liudvikas Osinski, klasicistinės literatūros šalininkas, jos kursą Varšuvos universitete dėstė 12 metų nuo 1818 iki 30. O mes žinome, kad Mickevičius diskutavo su klasicistinė Varšuvos mokykla ir parašė prieš emigraciją straipsnių apie klasicizmą ir romantizmą, tekstą Goethe ir Byronas, daugiau matyt kūrinių, kurie turi irgi nemažai lyginamosios literatūros ypatybių. Ir parodo, koks svarbus XIX amžiaus rašytojų tapo ne tik antikinės, bet ir naujausios literatūros pažinimas. Na ir paskui iš šitos romantikų mokyklos, iš Vilniaus universiteto tos pirmųjų dešimtmečių literatūros ir ypač iš Mickevičiaus literatūros ir straipsnių atsiranda vėliau amžiaus pabaigoje, XIX amžiaus pabaigoje atsiranda nauji tyrimai. Ir čia noriu atkreipti dėmesį į baigusius Fribūro katalikišką universitetą du absolventus. Tai Motiejų Gustaitį, kuris parašė disertaciją Adomo Mickevičiaus Krymo sonetai ir joje tyrė orientalizmo apraiškas Mickevičiaus sonetuose. Jo paskui išėjo dalis tos disertacijos Vaivorykštėje buvo išspausdinta. Ir tam universitete taip pat apgynė disertaciją Pranas Augustaitis apie lietuvybės elementus lenkų romantizme. Tai toliau tie darbai buvo tęsiami. Ir šalia jų truputėlį per daug į 20 amžių patenka, bet vis tiek galime matyti Fribūro universiteto kitą absolventą, Stasį Šalkauskį, kuris Mickevičiaus darbų paveiktas parašė prancūziškai veikalą Dviejų pasaulių takoskyroje. Vėliau spausdintasis buvo 20 amžiuje žurnale kaip rytų ir vakarų kultūros sintezės klausimų. Ir atmetęs jis mesenizmą Mickevičiaus, Lietuvos esmę nusakė vėl taip pat kaip rytų ir vakarų dvasingosios ir materialiosios kultūros sintezę. Šalkauskis. Ir ką, ir tada
O Šalkauskis buvo labai populiarus pirmaisiais dešimtmečiais literatūroje. Ir todėl galima manyti ar sakyti, kad jis tuos lyginamosius tyrimus tiesiog kultūro filosofiškai įteisino Lietuvoje, ne tik tai literatūrologiškai, bet kultūros filosofiniam lauke. Nu ir pats prieštaringiausias mazgas literatūros ryšių ir santykių susiformavo lietuvių ir rusų. Santykiai patys prieštaringiausi. Tai aišku, Lietuva buvo kolonizuota Rusijos ir lietuvių tautinė savimonė formavosi kaip opozicija atvira per sukilimus ir paslėpta per slaptas mokyklas, per aktorius, spaudą nelegalią, Rusijos kolonistiniai politikai, kaip pasipriešinimas Rusijos kolonistiniai politikai. Tai šitą mes žinome. Nu, bet vis dėlto, čia irgi vis tiek tas XIX amžius, šitą prasme įdomus yra, nes oficialioji edukacija tai buvo rusiškos gimnazijos, vaikai jose mokėsi pagal rusiškas programas ir rusišką literatūrą. Ir po XIX amžiaus pabaigoje viena kryptis baigusių tas mokyklas ėjo į nuosekliai Rusijos universitetus, Maskvą, Peterburgą, Liepoją, Kazanę, o kita jau į Lenkijos, Krokuvą, Varšuvą, Friburą. Tai didelė dalis nuėjo, žinoma, į rusiškus universitetus. Ir negalėjo ta rusų literatūra ir kultūra neveikti lietuvių ir didžiausius lietuvių patriotus. Negalėjo neveikti ir dar, jau 13, aš dabar jau truputėlį 20 amžiaus pradžia, bet čia iki 18 metų. Žodžiu, dar Lietuva nepriklausomybės nepaskelbus, tai čia ir yra tos pilkosios zonos. Nes jau kai paskelbė nepriklausomybę, kai įsisteigė švietimo sistema, universitetas atsiranda, jau viskas, mes esam normalioj akademiniai plotmėj su visais. Čia dar ta vadinamoji pilkoji zona tęsiasi. Ir aš tik priminti jums noriu, jūs žinote, bet tik 13-14 Aušrinėje ginčijasi, kuria kryptim sukti tautinę literatūrą. Ginčiasi ir rimti ginčai. Ar į rytų žiūrėti, ar į vakarus, žodžiu, kur studijuoti, ką matyti. Ir jo, kad vakarai daugiau materialius dalykus duoda, žodžiu, čia, o rytai yra dvasingieji, va šitos tokios slavofiliškos klišės, jos veikia, ir tuo metu lietuvišką mąstymą, slavofiliškos klišės. Tai taip. Ir toj nežinioj, ir tose didžiose įtakose, ir tada man aš vakar kažkaip galvoju, tai ką čia pasakyti per paskaitą, kokia čia figūra tų ryšių tokia iškelta. Rėza su Donelaičio metais tarsi išėjo, o šitoj zonoj, lietuvių rusų. Ir nieko geresnio, kaip Jurgis Baltrušaitis subuvo. Jurgis Baltrušaitis, kuris, kaip jau irgi gerai žinome, yra baigęs Maskvos universitetą, įsitraukęs į rusų simbolizmą, rašė poeziją rusų lietuvių kalbom, į rusų kalbą išvertė Ibseno, Strindbergo, Grunvaldo, rašytojų kūrinius, poliglotas, talentingas žmogus. Ir daręs didelę įtaką lietuvių modernistam. Šalia jo galima dar paminėti Mykolaitį Putiną, kuris paskui Friburė parašė apie Solovjovo estetiką, diplominį darbą. Ir dar galim paminėti Balį Sruogą, kuris dėstė paskui jau susikūrus universitete rusų literatūros kursą, išleido istoriją rusų literatūros ir jis rėmėsi jau žymiaisiais rusų komparatyvistų darbais. Tai Viktoro Žirmunskio,
už jį vyresnio truputėlį Aleksandro Veselovskio darbais. Kiek ir kaip XIX amžiaus lietuvių rašytojai rusiškose gimnazijose ir universitetuose buvo paveikti rusų rašytojų ir kultūros, sovietiniame Korsako vadovaujamame Lietuvių literatūros ir kalbos institute tapo specialia ir didelė darbų programa. Tas dalykas buvo tyriamas su didžiausia, reiškia, atida, kaip palankus ideologiniai konjunktūrai. Šie tyrimai nors ir turėjo istorinę motyvaciją ir faktografiją, ideologiškai buvo perspausti savaime aišku, įrodinėjantis, kad be rusų didžiosios kultūros joks lietuvių poetas nebūtų atsiradęs ir tarnaujantis jau naujos sovietinės rusų, naujos formos rusų imperializmui. Todėl šiandien didesnės reikšmės negali turėti. Juose apeitas tautos rusifikacijai pasipriešinimo faktas, kaip nutylėti arba net neigiamai traktuojami ten Basanavičiaus, Kudirkos laikraščiai, nutylėti Europos literatūros ir rytų poezijos vertimai. Daugiausia tai vertė, tai rusų literatūra. Didžiojoje toje Kubiliaus knygoje Lietuvių literatūra ir pasaulinis procesas, tokie tyrimai buvo sukritikuoti. Tokie tyrimai padaryti, jau ten yra kritika pasakyta, stipri ganėtinai. Ir išplėstas XIX amžiaus vertimų žemėlapis, kad ne tik tai tą rusų literatūrą, jau ten ir ką kitką vertė, ir Maironis vertė, rytų poeziją, ir buvo ir kitų dalykų. Vis dėlto Kubiliaus buvo rašoma kibios cenzūros, sovietinės cenzūros sąlygomis irgi knyga. Tai į tai irgi reikia atsižvelgti. Todėl darau išvadą. XIX amžiaus lietuvių ir rusų literatūrų komunikacija dar laukia didžių lyginamųjų postkolonijinių tyrimų. Netgi gali būti ir kokia disertacija iš šitos srities. Ir dabar jau išvada būtų labai trumpai šitą tokią susakysiu. Iš to, ką pasakiau, tai tokia. XIX amžiuje Europoje formuojasi istoriniai lyginamieji literatūros tyrimai, tvirtinantys tautinę tapatybę ir peržengiantys nacionalinės kalbos ribas, siejantys visas modernes XIX amžiaus tautinės literatūras į vieną tinklą. Lietuvoje, kolonizuotoje Prūsijos ir Rusijos, nesant normaliam krašto švietimui ir kultūriniai veiklai, nebuvo palankių sąlygų tokiems tyrimams panašių lygmenių, kaip Europoje susiformuoti. Nebuvo universiteto, nebuvo akademinės aplinkos ir jie negalėjo būti. Vis dėlto, tuo metu, ką išvardėjau, tuo metu atsiradusiuose trijuose stambesniuose kontaktiniuose židiniuose su vokiečių, žinoma lenkų ir rusų kultūromis, kai kuriuos pasirodžiusios darbus galima matyti kaip lietuvių lyginamosios literatūros ištakas. Ir dabar trumpai leiskit vėl priminti. Rėzos dainų ir Donelaičio metų vertimus ir straipsnius apie juos, įvedusios autorių į pasaulio literatūrą. Vilniaus universiteto romantizmo aplinkoje lenkiškai parašytus pasakojimus apie Lietuvos istoriją ir lietuvių folkloro vertimus ar citavimus. Ypač Mickevičiaus straipsnius apie klasicizmą ir romantizmą, jo paskaitose parodytą susidomėjimą ne tik vokiečių lyginamąją kalbotyrą, bet ir prancūzų naujausią komparatyvistiką. Friburgo universitete parašytus Augustaičio Šalkausko diplominius darbus, skirtus kelių literatūrų ir kultūrų ryšiams.
Jurgio Baltrušaičio daugiakultūrinę veiklą, poeziją, vertimus, straipsnius, dariusius didelę įtaką lietuvių modernistams. Visa tai 20-ame amžiuje nepriklausomoje Lietuvoje buvo pratęsta, žinoma ir peraugo į akademinius tyrimus vykdomus jau Lietuvos universitete. Viskas. Tai va, tokia būtų mano daina apie 19 amžių. Ačiū. Ačiū už tokią plačią ir tikrai įdomią perspektyvą lyginamųjų literatūros tyrimų. Gal būtų klausimų, papildymų, pastebėjimų. Gal kaip toks klausimas į šalį. Jūs parašėte tą puikią studiją apie neoromantizmą ir kažkaip Herbačiauską čia apėjote. Herbačiauskas, būdamas Marianos Zachovskio, tarkim, įtakoje, labai intensyviai mąstė iš tikrųjų apie tą likimą, kurios literatūros trauka labiau veikia ir savo tekstuose labai aiškiai vardijęs, manau, atspindėdamas ir Zachovskio poziciją, kad jeigu iš slavų literatūrų kalbėsime apie įtakas, tai rusų literatūra nėra artima savo dvasia, jinai yra persmelkta nihilizmo ir panašiai, ir tokiu būdu lenkų literatūra yra daug artimesnė mums ir taip toliau. Žinoma, jisai nevykdė tų lyginamųjų kažkokių studijų, bet neišvengiamai būdamas tos kultūrų tarpininku, jisai tos klausimus sprendė. Ar jūs čia matytumėte savo šitoje dar kaip papildantį tokį komentarą Krokuvos tą situaciją? Ačiū už klausimą, tai žinoma, iš čia galime Herbačiausko šitos teiginius ir ginčius su kažkuo, nes jis ginčijasi su tais, kurie yra rusų literatūros įtakoje. Tai tą, ką aš minėjau, yra Aušrinės toje diskusijoje, laikraščio Aušrinės, kad irgi, kuria kryptimi mums sukti, rytų ar vakarų, kurie artimesnė. Tai be abejo, kad tuo metu tas taip, tai įsivaizduojam, šalis išsilaisvina iš kolonialistinės, tampa nepriklausoma. Tai viena vertus, aišku, yra trauka labai didelė. Mes kažkaip, man atrodo, per mažai įvertinom tai, kad baigė rusiškas mokyklas daugelis. Ir ta literatūra tikrai, kaip įrodinėja paskui sovietinio instituto tie darbai apie ryšius su rusų literatūra, kad jie buvo labai natūraliai. Puškinas, nežinau, Lermontovas ar kam, tai taip, jie mokėjo jų eilėraščių, veikė tie eilėraščiai lietuvių, 19 amžiaus lietuvių rašytojus ir skaitytojus, sakykime, formavo skonį. Tai iš tiesų taip, bet kita vertus čia, aišku, tas jau ryšiai nebėra abiejų tautų respublikos, bet dar tie gilieji ryšiai išlieka ir Herbačiauskas juos atstovauja. Jis važiuoja į Krokuvą, studijuoja ir jau per Lenkiją jau čia ryšiai eina su Lenkija, Vokietija, vakarų Europą. Ir jie jau atstovauja tą pusę vakarų literatūros.
Ir tas pasimetimas, kita vertus, aš dabar atsakinėjau ir galvoju, gal tas pasimetimas, toks pasimetimas ar ginčas, jis gal buvo toks 20 amžiaus pradžioj, iki kol susikūrė valstybė, nepriklausoma. Nes po to jau kaip ir to ginčo, taip, dar paskui dar Sruoga su Dubu, profesorium Dubu ginčijosi irgi, nes Dubas ten sakė, kad mes galim be rusų literatūros apseiti lietuvių literatūra, o Sruoga jau čia įsižeidė. Ir nepriklausomoj Lietuvoje dar irgi, žinoma, ta diskusija tęsiasi. Bet apsisprendimas buvo aiškus. Ir tą apsisprendimą man labai gerai parodė skaityti, nes aš čia tokį irgi straipsnį apie Kostą Korsaką rašiau, jo komparatyvistiką, būtent tą sovietinę. Tai įdomu, kad Korsakas prisimena, kad, sako, jau buržuazinėje Lietuvoje tai nebuvo blogiau kaip buržuazinėje Lietuvoje. Nes buvo pamestos visos draugystės su Rusija, reiškia, buvo užmiršta ir pamesta ir visi pasuko į vakarus. Korsako tyrinėjimuose šitos frazės yra dažnos. Ir dar juokingiau jis tada pasakoja, ar tai buvo, ar jau tai jis taip nori papuošti tą savo kalbą, mes visi kartais kalbas kažkuo papuošti, kad jis jau ieškojęs kažkur palėpėse senų rusiškų vadovėlių, kad galėtų iš jų susipažinti su rusų literatūra. Jis į jo tartinėlį. Bet čia Lietuvoje rusiškai? Taip, taigi iš carinių vadovėlių tai buvo, reiškia. Tik dabar jie buvo atidėti į šonį, buvo visai kuriami nauji vadovėliai, bet buvo tų, kur, reiškia, ilgėjos. Tai reiškia, Herbačiausko tas skonis ar teiktas skonis, jisai, laimėjo, galima sakyti, taip. Tad nepriklausoma Lietuva vis tiek suko, savaime aišku, jau Vokietijos, o vėliau, kai blogesnės sąlygos Prancūzijos kryptimi, stipendijas davė studentams ir ne tik tyrėjams ten studijuoti. Tai daugiau vakarai, bet buvo tokių, aišku, ilgesio. Rusiškai literatūrai išliko, reiškia, pasaulis margas. Nežinau, ar atsakiau. Taip, ačiū. Aš dar vieną tokį pasitikslinimą norėjau. Jūs minite apie tą pirmąją komparatyvistų konferenciją Paryžiuje, 900-ieji metai, ir tai yra pasaulinės Paryžiaus parodos metai. Ir kiek aš žinau, tuo metu, kai atidaromas tas milžiniškas etnografijos muziejus vadinamasis pasaulinis, tenai taip pat vyksta konferencija, etnografijos konferencija. Ar šitas būtent įvykis, pasaulinių parodų įvykis galėjo skatinti, nes žinau, kad tuo metu buvo sutrauktas milžiniškas dėmesys, ne tik Europos, bet ir Amerika ten jau prašėsi, ir toj tautų krantinėje Amerikai net paviljoną nenorėjo pradžioj skirti. Paskui tik tai sutiko, bet ar šitie dalykai susiję? Tai be abejo, kad jūs papildote, bet tikrai susiję, neabejotinai dėmesys tautom. Bet čia visą laiką irgi toks, kaip pagalvoju, ta lyginamoji literatūra, man tuo yra simpatingi šitas kryptis tyrimų. Ir tokia, viena vertus tikrai lietuvių literatūra yra labai naudinga. Mažai literatūrai, čia visi tada Posnerio tradicija, periferinė komparatyvistika, toks terminas, labai naudinga. Tai viena vertus jinai puoselėja tą tokį dėmesį tautiškumui, bet tas dar gerai, kad greta jie yra neįsivaizduojama, bet kitų ten kultūrinių, literatūrinių ryšių su kitom tautom ir literatūrom. Ir tas mezgimas ar
XIX amžiuje vadino organiškų ryšių su kitom literatūrom. Nu, gerai, dabar jau gal neorganiškų mes galim pasakyti, bet tas bendrumas toks puoselėjimas lyginamosios literatūros, nu, ta vizija ar iliuzija, ji labai reikalinga, nes kitaip, jeigu jos nėra, tai tada nu, atrodo, kad jeigu tas tautiškasis dėmuo labai stiprinimas, tai jisai iššaukia tuos pasaulinius karus. Europą užtektinai 2 išgyveno karus. Nežinia, kaip bus dabar, bet ta tautiškumą, kaip mokėti derint, kaip moko lyginamosios literatūros knygos, ar studijos, ar tyrimai. Bet tokio, ar mąstymo, tokio moko harmoningesnio mąstymo. Ir vertinga tautiniai dalykai, bet vertingi ir kiti. Tad kažkoks toks harmoningesnis požiūris į pasaulį yra ugdomas. Man taip atrodo ir man tuo simpatiška šita tyrimų kryptis. Aišku, dar labiau šėlioja, bet lyginamieji tyrimai dar labiau šėlioja, bet liekam XIX amžiaus. Aš noriu paklausti, o Maironio, kuris yra išleista visuotinės literatūros istorijos, jo toks kaip vadovėlis paskaitų pagrindu, įdomu, ar jisai buvo susipažinęs su lyginamosios literatūros studijomis, jeigu net Mickevičius, jeigu apie tai žinojo. Ačiū. Ką? Reikia tyrimų. Nes aš tikrai rašau ir kiek krapštimosi dar, tokio tik parašai ir taip, o tai istorija, tai savaime aišku vėl, jis ir ten gretina. Aš jau seniai dirsčiojusi jo istoriją, bet Manfredas gal čia daugiau jį prisimena, bet jis ten irgi lygina, vieni geresni ten rašytojai, kiti ten dar tokio, neišvengiama, tas istorinis lyginamasis metodas, jis natūraliai einantis, tai to lyginimo bet dėl to, kad būtent kad metodas, gal ir taip, tuo kampu reikia žiūrėti. Ir vėl reikia žiūrėti. Ir sakai, ta literatūra vėl, literatūros kritika kitaip pasirodo. Kažkokiu kitu kampu rakursu, ją pasižiūrė seni dalykai, bet truputį kitaip. Man tai prisimena tą polemiką tarpukario jau spaudoj dėl rusų literatūros įtakos, kai Keliuotis Naujojoje Romuvoje apkaltino Krėvę, Sruogą, kad jie per daug paveikti rusų kultūros, kad apskritai tas tuometinis Kauno Vytauto Didžiojo universitetas yra persunktas tos rusų kultūros, kad Garbačiauskas išvarytas iš universiteto būtent dėl nepakantumo rusų kultūrai. Ir buvo ten polemika, ten Sruoga atsakė, ten ir buvo ten tokie nesutarimai tarp Sruogos, tos visos aukštosios profesūros ir tokio opozicinio fronto Naujosios Romuvos redaguojamo. Tai gal tarpukariu ir buvo ta tokia linija europėjimo išvesta, kad jau ten einame į vakarus ir sukame į prancūzų pusę, daugiau negu į vokiečių, nes su vokiečiais jau buvo susipykta po Hitlerio atėjimo į valdžią. Pradžioje tai ir vokiečiai buvusi, jo, vėliau. Toks kultūrinis boikotas buvo prasidėjęs ir tada buvo pradėtas tas stipendijų dalyjimas ir Aistis išvažiavo ir kai kurie kiti į Prancūziją mokytis, Greimas. Ir tas kultūrinės orientacijos pokytis tarpukariu irgi, man atrodo, svarbus. Aha, ačiū, kad priminėt, bet žiūrėkit, aš čia dar galima tokį atkreipti noriu dėmesį. Skirtingos kartos. Sruoga
Kreivė, senesnioji karta ir Keliuotis. Visai kitos kartos, Keliuotis kitaip išaugęs, jau yra nepriklausomos Lietuvos daugiau augintinės. Ir kita edukacija, kitas skonis. Ir visiškai skiriasi. Ir va čia va, tą irgi reikėtų kažkaip labai prisiminti, turėti galvoj, nes iš tiesų va tas, ką duoda mokykla, jis sukuria literatūros skonį. Tai vat jeigu tu rusišką tą gimnaziją baigi, gali būti didžiausias patriotas, bet tada rusiškas skonis literatūros nepamirši jau ten kokio Puškino, Lermontovo ir taip toliau. Tada, Dostojevskio, Tolstojaus, čia visas pasaulis nepamiršta. Ir tai susiformuoja ir nenueini nuo to. Ir vienas ir kitas gal savotiškai teisus, bet vėlgi čia, sakau, labai svarbu ir ta edukacijos dėmenį, tai kartais, man atrodo, jis dar nepakankamai yra irgi, taip ištirtas. Ir užtat ta 19 amžiaus rusiškos, lietuviškos literatūros santykis, ryšiai, labai tokie prieštaringi ryšiai. Čia tikrai kokių postkolonijinių, dar sakau, toks, kaip dabar lyginamieji postkolonijiniai tyrimai, čia yra ką veikti, čia būtų įdomu. Aš dabar prisimenu, jau taip kalbant, kad Čiurlionė netgi kaip laikė savo mokyklos baigiamuosius, vienintelis dalykas, iš kurio jį gavo prastą labai pažymį, nežinau, ten 3-2, tai buvo, neatsimenu tiksliai pavadinimo, bet tikrai Dopetrovskaja Rus. Tai yra rusų kalbos, rusų kultūros klausimas, ar ten kultūros klausimas Dopetrovskai Rusijai, ar literatūros dalykai, iš kurių jie gavo visiškai prastą pažymį, todėl kad juk edukacija jos buvo suplanuota. Net iš Šiaulių gimnaziją jos neleido, manydami, kad per didelė įtaka būtų būtent kažko rusų literatūros būtų per daug ar dar kažko. Taip jinai taip formuojasi kaip vakarietiškos pakraipos. Gal reikėtų prokreipti kažkaip, nes mums tai savaime kažkas aišku, bet nieko taip esu neaišku. Bet apie šitą lietimo klausimą, kaip praeitą savaitę pristatė vertimo cenzūrą. Labai gaila, kad aš labai gailėjausi, kad negalėjau vertinti. Tenais, pavyzdžiui, Subačius kalbėjo būtent apie tą poveikį ir apie švietimą. Ir jis pasakojo apie tą atvejį, man reikėtų atsiminti greičiausiai, kad Hekelberio filme, aš nepamenu dabar tiksliai kurios iš knygų, bet irgi populiarios nuotykinės literatūros išleistos šiais laikais iliustracijos yra stalinistinės. Ir kad nors čia absoliučiai bet ko galėjo būti originalios tokios, kokios buvo tuo metu Michailo ta knyga, bet ne, kažkodėl buvo pasirinktas stalinistinės iliustracijos, kurios išėjo į klausimas. Ir jis irgi kalbėjo apie tai, kad veikia būtent švietimo kontekste, tas poveikis rusų literatūros yra tokiais net niuansais, kur nuotykinė literatūra įprasta greičiausiai skaitytojui ir dėl to yra tam tikros iliustracijos pasirinktos. Bet kartu, pavyzdžiui, jis minėjo, kad okupacijos laikotarpiu, sovietmečiu, ne visos jos buvo Lietuvoje pasirodžiusios dalis, bet, buvo ir tokių, kurias dabar 21 amžiuje turim pilnas. Tai tenais yra tokių užkabina tą poveikį. Edukacijos tą poveikį švietimo. Tikrai ačiū Karolinai už papildymą. Aš ir kažką norėjau čia apie tas edukacijas. Tai čia viskas ir taip aišku. Mūsų, nežinau, čia mes jau tokios labai jau gal kitaip. Bet žiūrėkit, iš tų senesnių laikų lygini. Salomėja ir Aistė. Aišku, kad Salomėja Nėris. Žinom, deklamuojam, tas skonis suformuotas, bet Aistės neprastesnis, įdomesnis. Nežinom, nemokam, aš taip kalbu trupučiuką bendrinę
prasme, ne individualizu. Ir viskas. Tai yra tokia, tokia situacija, dviejų poetų. Tikrai neprastesnis, bet jo nėra, nes neįėjai. O jau nekalbam apie platesnę visuomenę, kur ten sakytų istoriją. Ir verktų prie paminklo Salomėjai. Čia yra jėga. Jėga tas mokyklinio skonio forma. Arba šeimos, jau tada aristokratinėse šeimose jau skonis formuojamas šeimose. Demokratinėje aplinkoje viskas palieka tokia jau mokyklai. Tai va tokie ryšiai tarp literatūrų sudėtingi. Iš mūsų auditorijos. Gal kas nors iš internetinių klausytojų norėtų paklausti, pasisakyti? Internetiniai klausytojai labai užganėdinti vykstančios diskusijos ir prisimena paskaitos pradžią ir tikrai buvo įdomu, tai labai labai ačiū. Gintarė mandagiai užganė. Tiesiog komentuoju. Aš noriu paklausti, ar čia šitas tekstas išvirs į kažkokį platesnio masto tyrimą? Tai kaip anonsavau, Laura, tai platesnio masto tyrimas yra. O čia jau yra tik toks prielipas. Tai kažkaip... Bet gal prielipas irgi vertas išplėtoti ir pasirodyti prieinamesnę formą. Tai pažiūrėsiu, gal tai padirbėjus, gal prie to jau to tyrimo prikabinsiu tas ištakas kažkaip, kad jos būtų. O taip tai tikrai, kur pasižiūri, ten norisi eiti ir daugybė klaustukų. Čia vienas, jeigu nori priepti, čia kažkokia nesąmonė. Kai kolektyvai dirba kiti. Čia jau ir Kubilius dėjavo, kaip, komparatyvisi, kaip ten kokioj, apie ką jis kalbė apie vengrus, savo veikale, dar seniai, kad Vengrijoje, žodžiu, vieni tyria vengrų ryšiai su viena literatūra, kitas su kita literatūra, pasidalinę, žodžiu, temomis, su vengrų literatūra, kitais prancūzų, tokie tyrimai esminiai. Čia mūsų yra tiek nedaug, kad labai sunku viską apžiūrėti ir įžiūrėti. Tai Vigmanto dabar pasirodys fundamentali studija apie lietuvius latvių literatūroje per visus laikus, imant nuo pačių ištakų nuo tautosakos, nuo istoriografijos pranešimų iki šiuolaikinių tekstų per visą laikotarpį. Tai tikrai, lyginamieji kažkokie, turi tokio įdomumo, netgi, ne? Įdomumo kažkokio, nėra tokie labai uždari gal tyrimai, kur aš kitą temą kokią rašau, tai beveik vienas esi. O lyginamieji tokie atviresni ir įdomesni ir auditorijos turi daugiau. Bet kita vertus aš suklusau, kaip vis dėlto jau pačiose ištakose, pačioje pradžioje tie tyrimai remiasi praktiškai tas pačias teorinės atramas, kaip dabar, ką daro imagologija ir postkolonializmas, principas, galios principas, arba vienos tautos vaizdavimo principas, kitos tautos literatūroje, jie išlieka aktualūs nuo pat pradžių iki dabar, tai modifikacijomis įvairiomis teorinėse sistemose kinta, bet principai jie yra universalūs. Bet tie kaip susikūrė, susikabino ten tos kelios rytys, viena kitos nepaleidžia ir jos eina. Tai man tas irgi buvo įdomu, kad kodėl tie dekonstruktyvistai Amerikos taip romantikų kūrybą tyrinėjo, kas ten jiem. Tai pradžia. Jiem pradžia šiuolaikinės literatūros.
sudėti pagrindai šiuolaikiniai literatūrai. Dėl to romantikų įdomus. Tai taip, o tos modifikacijos irgi yra įdomios, nes čia tas, truputėlį gal minėjau, tas tautinis tapatumas 19 jokios problemos nekelia. Nors ten rašo įvairiai, jau čia Manfredas prirašęs yra apie Maironį visokių provokatyvių dalykų, ar ne? Rašo įvairiom kalbom ir ten taip toliau, ir kartais mūsų rašytojai, tai daugelis iki 19 amžiaus pabaigų. Paskui jau jie kaip ir gryniai, lietuviškas tapatybė čia aiškiai yra. Jau Česlovui Milošui neaiški, tai jau tada jau ateina vėl to tautinio tapatumo, jau kitokie aiškinimai ir ne. Paskui to sistematiškumo, kaip formalizmas buvo nurašęs lyginamąją literatūrą. To, kad nėra sisteminės metodologijos neturi. Tai va tokių vibracijų yra. Neturi sisteminės metodologijos, neturi. O paskui jau postmodernizmo laikų, tai labai gerai, kad neturi, pasirodo. Tai labai gerai, kokia čia gali būti sisteminė metodologija. Tai ir internetą radau ten toks dabar. Žinai, pasiėmiau amerikietis komparatyvistas rašo, kad jūs dėsto lyginamąją literatūrą, bet ten taip provokatyviai parašyta, dabar tiksliai nepasakysiu, bet tai kaip tik priešingai formalizmui sako, kodėl aš dėstau, ir dar jis taip ir pavadinęs lyginamoji literatūra ir visa kita. Ir viską taip sakant, kad akcentas, lygint su visku, su kuo tu nori tą literatūrą lygini. Nes jo, taip tik tu gali parodyti, kokia pati literatūra ir kūrinys yra sudėtingas. Nes ryšių tas kūrinys turi su viskuo pasirodyti. Tai tu gali sistemintis. Bet tu atveri sistemą ir tu parodai, super, koks jisai tas kūrinys gali. Ir gali matyti taip ir taip yra neįt. Taip, pavyzdžiui, Lenkų tas ankstyvasis simbolizmas, jisai yra pagrįstas labai literatūros tekstais, labai daug simbolizmo siužetų, kažkokių darbai Slovatskį, iš tų tekstų tiesiog inspiracija, įkvėpimas ir panašiai. Tai peržengia literatūra ribas, nes jinai pereina į tą vizualios kultūros sritį ir tuo metu ji labai maitina tą sritį. Šiandien kinas, tarkim. Tada vėlumas, literatūra įvykys. Fantazijos turi. Gal baigiant, dar norėčiau paanonsuoti, kad mes galėsim šitą pokalbį pratęsti, nes šiemet yra Lyginamosios asociacijos 20-metis ir mes planuojam metų pabaigoje, kada Karolina metų gale apkraštuoti, žodžiu, gražiai va šitą progą ir surengti pokalbį apie lyginamą literatūrą, apie jos praeitį, apie jos kažkokias perspektyvas, kokias mes jas matom lietuvių literatūroje. Tai čia tiesiog toksai Graži pradžia. Tarkim, pradžia su tam tikromis ateities gairėmis, kurias galbūt išgryninsim kartu. Gerai, mielai. Įsidėmėt reikia datas. Kol kas dar išraštų datų neturim, bet sėkit informaciją ir atsiras datos, tikrai būtinai darysim. Nes man atrodo, tas metodas jis yra amžinas, jis yra netenkinantis, jis yra tikrai reikalingas ir per santykį su kitu tu ir save gali geriau pamatyti, apsibrėžti, išsigryninti, kas tu esi, kas mūsų literatūra yra. Ir visi komparatyvistai iš tikrųjų pabrėžia tą siekį nutolti nuo tautinio esencializmo ir per tą tinklaveiką su kitomis literatūromis
labiau kažkaip išplėsti savo matymą ir supratimą, kad vis dėlto viskas yra tinklai, viskas yra sąveikos ir mes negalime izoliuotai be kitų įtakų savęs matyti ir suvokti. Taip, bet antra vertus, kad būtų tinklai ir sąveikos, kažkas turi būti. Turi būti nariai, kuris reikalauja. Ačiū tada už gražią diskusiją ir tikrai įdomų pranešimą ir tokią plačią panoramą. Ačiū už šitą. Iki kitų susitikimų. Ačiū mielai auditorijai. Mes čia netgi 2,5 valandos sugebėjome kažkaip. Nes jau nemačiau.